sveikas Karolis, sunkios rungtynės, tavo mintis apie rungtynės? Sunku, dobelį išgyvenom turbūt paskutiniu metu ir tiek reikėtų susikaupti, į veidrodį pažiūrėti ir ateiti su kitom mintim turbūt. Daug traumų, kaip reikia išlikti kartu komandai ir ką reikia daryti? Iš vienos pusės gaila, kad traumos apmažino rotaciją, bet iš kitos pusės yra galimybė kitiem žaidėjim padaryti žingsnį į priekį. Tai esam komanda, ne vieno, ne dviejų žmonių. Atsakomybė yra, ne? Tai manau, kad jeigu kažkas iškrenta, tai turi kiti padaryti žingsnį į priekį ir kompensuoti sudėtis. Per rungtynes visai neblogai laikėtės, tikriausiai rotacija maža ir dėl to taip jėgų pritrūko. Nereikia sakyti laikėmės, ne? Gal reikėtų sakyti, kad gal mentalitetas truputį turėtų keistis jau. Ateinam pasižaisti kaip į mėgėjų krepšinį, o ne kažkokių, kaip pasakyti, tiksliau, rodant pastangas ir neateina rezultatas. Rezultato kol kas nėra, tai kur bėdos tada, ne? Kažkuris kintamasis, kažkurio trūksta, tai turbūt gal pastangų, gal kažkokios atsakomybės didesnės, ne tik už save, bet ir vienas už kitą, ir tada turėtų ateiti geresnis rezultatas. Bet mentalitetas atrodo visai neblogas, nes rungtynių pabaigoje įmetėte ir sunkius tritaškius ir... Jo, bet tai jau yra sprendimai, kai jau nebeturi kitos išeities, turi skubėti, mesti metimus, jau forsuoti įvykius ir panašiai, vietoj to, kad sužaisti tas situacijas teisingai, ne, ir niekur neskubant. Bet mes patys savystumėm į tokią situaciją ir po to mes turim tokį rezultatą, kad turim taip daryti. Šiandien pakrito, būtų nepakryta, šiandien būtų dar blogiau, ne? Tai, stengiamės ir turim antradienį, ketvirtadienį ir naujas rungtynės. Kol kas esi tiek geras, kiek sužaidė paskutinės rungtynės, kaip sužaidė, ne? Tai dabar esam tokie, tikimės pakeisti savo veidą kitose rungtynėse.